kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Visas ankstesnis Usūrinio mokyklinis ir asmeninis gyvenimas tikrai iškart labai smarkiai pasikeitė po to, kai jis vos pradėjęs mokyti savo 3 mokslų kurse mokykloje susipažino su dailė blondinė mergina pirmakurse virėja Vilma. Bet nors jiedu ir tapo nuo pirmos dienos pažįstami, Usūrinis išdrįso atvirai pakviesti tą Vilmą draugauti ne iškart, tik beveik po 2 savaičių. Ir sulaukė teigiamo atsako. Ir jau pačioje jų draugystės pradžioje Usūrinis aplinkybių buvo priverstas atskleisti paneliai savo didžiausią paslaptį apie pėdkelnes, nes ir klasiokai, praeidami pro šalį, ėmė tai Vilmai mėtyti užuominas apie Usūrinį, jį vadindami gietriniu, pėdkelniniu. Kadangi pati naujokė gyveno mokyklos bendrabutyje kartą mėnesio gale, ji su Usūriniu nuėjo į savo nuomojamą kambarį, kuriame Usūrinis sukaupęs visą drąsą priešais ją nusimovė žemyn savo kelnes ir parodė ant savo nuogų kojų mūvintis pėdkelnes, kad turinti savo potraukį joms. Vilmos tokia žinia per daug nenustebino, priešingai, tai jai priminė jos vyresnį brolį, kuris, kai ji dar maža buvo, kadaise irgi mėgo rengtis kai kuriais moteriškais drabužiais. 2004 metų rugsėjis.